Sveiki kolegos, pagal prognozes rodo, kad žiema jau ateina. Noriu papasakot apie žiemą karšių gaudymą karomislų. Jau žmonės domisi, perka karomislus, daug klausimų, šitam video seniai ruošiausi. Tiesiog pats daug metų žiūrėjau video, kaip rusų žvejai gaudo. Prieš 7 metus gan sėkmingai išbandžiau gaudymą karomislais. Lampėdžių karjerė tikrai buvo rezultatyvi žvejyba, gražūs karšiai kibo, bet dar tuo momentu neužkabino. Dabar galvoju, užpernai ant Kauno marių atvažiavus, kai visada gaudžiau gėlytę, plūdinę meškerę, jautės, kad karšių daug, per valus eina, bet nekimba. Tada užpernai sekančią žvejybą vieną meškerę atsivežiau karomislų, kitą plūdelę buvo vieni vartai karomislo naudai. Trečią žvejybą bandžiau gaudydamas karomislais, ant vieno karomislo dėjau pintus pavadėlius, ant kito mono. Nepatikėsit. Ten, kur buvo uždėti mono pavadėliai, kibimų beveik nebuvo. Vienoje eketėje kimba, galvoje eketė veikia. Apkeičiu meškerės, įleidžiu karomislą ten, kur nekibo ir buvo karomislas su mono valu, įleidžiu karomislą su pintais pavadėliais, kimba kitoje eketėje ten, kur pintas pavadėlis. Daug ko pats paaiškinti ir logikos tais karomislais gaudydamas nerandu, gal kad stabiliai dugną laiko, gaudant plūdelę Kauno mariose, gal srovėje kažką kabliuką judina, valą judina, gal tas įtakoja. Ir mane užkabino Rusijos karpininkas, kuris žiemą gaudo karomislais. Karpininkas rimtas, atstovauja savo šalį, atstovavo tiksliau ir pasaulio čempionatuose, žmogus iš žvejybos žiūrintis plačiai. Pažiūrėjus jo video, jis pats sako, negaliu paaiškinti karomislo veiksmingumo, bet tai akivaizdu. Taip užpernai pradėjau gaudymą ir rašės. Tai dabar noriu parodyti, kas svarbu ir kaip reikia gaudyti teisingai karomislą. Aišku, ten svarbus jaukinimo niuansai, bet apie tai šį kartą nepasakosiu, kol kas pasilieku savo. Bet kaip teisingai gaudyti karomislą, toj parodysiu. Dabar parodysiu, kaip aš gaudau ir manau, kad tai teisingas gaudymas. Visa esmė yra, karomislas guli ant dugno, bet esmė karomislė yra sargelis. Nebūtinai toks kaip pas mane elektrinis, ten kelia, leidžia, jisai cypia ir perduoda, signalizuoja, ar ten miegi, ar dar kažkuo užsiemi, tiesiog visada girdėsi, bet tikrai nėra būtina, nes visa esmė, kad karomislo svoris, kuris guli ant dugno, tampa beveik plūdrus. Čia reguliuojasi, stumdosi svoris, ir karomislą paėmus žuvis beveik nejaučia karomislo svorio. Tai reiškia daug kartų mažiau tuščių kibimų, nuėjimų ir taip toliau. Čia yra didžiulė ir svarbi esmė. Nebūtina pirktų signalizatorių, kam jų nereikia, ten su garso ir šviesos efektais. Yra patys paprasčiausi, stumdosi svoris, kad išbalansuot. Taip pat ir išbalansuot karomislo svorį. Tų karomislų yra visokių svorių. Mano populiariausi ten nuo 1,4 gramo iki 3 gramų. Tiesiog turėkit mintyje, galit patys kažką sugalvoti, patys pasidaryti. Gaudydami karomislais būtinai turėkit mintyje, kad svoris, paėmęs karšis, karomislo svorio visai nejaučia. Tiesiog čia yra karomislas, lietuviškai išvertus verčiasi kaip svirtis. Tai yra esmė karomislo, kad sargelis, toks svirtinis sargelis, visą svorį perkelia, karomislo svorį į sargelį. Ir sargelis padeda padaryti karomislą be svorio.
ko pasekoje žuvis paėmus neįspjauna ir nepalieka su tuščiu kibimu. Tiesiog turėkit mintyje, ruošiamės po ledinės žūklės sezonui ir susitiksim ant ledo. Iki.